Labas rytas, tai savaitėlę nesimatėm, šventėm, ilsėjome šiek tiek. Na kaip, vis tiek darbus reikėjo pasidaryti. Buvau atvažiavęs ir pasišėręs, ir pasikreikęs, ir viską apstvarkęs. O dabar ką, irgi važiuojam visas darbų paketas. Reikia susitvarkyti visą pašiūrę. Daug visokių darbelių laukia. Dar pagaliau nusipirkau petardo. Šernai knisa laukus, žiauriai reikia pašaudyti, šiek tiek pagazdinti žvėrius, nes jie bebaimiai pasidarė. Pas mus visai nieks nemedžioja, tai negera situacija. Kitą savaitę pagaliau rodo jau didesnių minusų, jeigu viskas bus gerai. Tai gal bandysim mėšlą pakrutinti kitai savaitei. Reiktų jau, nes jau pas viršelius tai žiauru. Nuvažiuojam, pasižiūrėsim, kokia situacija pašiūriai, kokius darbus reikia pasidaryti ir apsidirbsim. Tai įsivežėm šiaudų, kol kas pastelyčias, atsivežėm rulonų, susistatėm. Tai dar Kalėdos padovanojo, jeigu taip galima pasakyti, naujas padangas. Jau neatrodo kaip naujos, bet naujos. Senos rusiškos išsipūtė. Šonuose pasidarė burbulai ir jau nebetinkamos naudot, gali bet kada sprogti, o paskui purvinė jas keistis tikrai ne pats didžiausias malonumas. Taip, pa šitus reikia pašarų irgi, šiaudų be abejo pasikratėti. Auga. Veršiai iš tikrųjų dabar matau, kad auga, keičiasi, net ir tie mažėja. Tikrai pasikeitė. Palyginus, kaip jie atrodė iš pradžių, dabar daug gražesni. Paaugę. O, jau koksai vajočkis šitas tikrai nemažas. Visi tokie jau padidėjo. Gerai, reiškia, viskas gerai, gyvuliukai auga, lygtais ir viduriavimas apmažėjęs, šieną ėda ir patenkinti, o ne? Taip, šitie dar va nenori badytis mazgi. Taip, liežuviais. Liežuvis, kokių gerų 20-30 cm. Aha, taip. O šitas va niekaip, gal dabar kažkaip prieisi. Taip, net jam net neįdomu pavostyti, bet nu jis gražus labai. Kada tu apsiprasi, ką? Ateik. Nu bet jau žiūrėkit, metro atstumas. Seniau 5 metrai ir bėga. Gerai, gana žaidimo, reikia šertis ir darbuotis. Nu va ir viskas. Viršeliai sutvarkyti, telyčios pašertos, sukratytos ir didieji veršiai irgi viskas padaryta. Tai va, čia būtinai reikia valytis mėšlą. Girdykla jau praktiškai iki viršaus ir šitoj pusėj bloko jau nesimato betono. Lygiai su bloku. Tai pašiūrė pilna mėšla. Šitoj vietoj kaupėsi daug greičiau, nes čia šeriasi. Ten kaupėsi lėčiau, bet jie čia ėda, ten guli. Čia lygiai tas pats. Aplink ėdžias greičiau kaupėsi. Čia žymiai lėčiau, bet čia dar vietos yra. Todėl, kad jie užsidarė gal mėnesį vėliau. Bet valysim čia, teks ir čia valyti. O dėl telyčių, nežinau, pas jas pusė dar net neužsipildė. Tai gal dar ir nevalysim. Gal iš vis nereikės valyti. Net ir taip gali būti. Tik tai pavasarį. Čia būtų geras variantas. Nes čia siena virš metro gaunasi. Tai kas šitų gyvulių, 14 gyvulių metrą mėšlą gal ir neprikaups. Tai visai neblogai. O toliau ką? Eisim dar iki lauko, kur šernų pagadinta nemažai.
Šiek tiek pašaudysim petardų. Kiek atsimenu seniau, tai tikrai efektas būdavo, jie bijodavo ir nelįsdavo. O tu ko nori? Man atrodo, tu eisi į pieno ūkį. Su tokiais rageliais jai čia ne vieta. Tai dar beeinant iki lauko, ten reikia palei mišką nueiti. Nuo Pašiūrės jau šiek tiek nuėjau. Bet netame esmė, beeinant iki lauko mane dar pasiekė tokios džiugios žinios. Noriu paskelbti konkursą 2000 prenumeratorių proga. Smulki dovanėlė 3 žmonėm. Padovanosiu kepurėlės su eko ūkio emblema priekyje. Vienintelės tokios kepurėlės, niekas daugiau tokių neturi. Tai noriu padovanoti 3 tokias kepurėlės. Ir ką reikia padaryti, tai tik tai pakomentuoti po video. Noriu būtinai būti užprenumeravus kanalą. Ir tada dar sekančiam video paskelbsim nugalėtojus. Tai dalyvaukit. Išskirtinės gražios kepurėlės. Gaila, neturiu dar pavyzdžio, bet gavau tokį pažadą, kad per porą savaičių tikrai pagamins. Tai kitaip, kaip tik ant kito video ir išrinksim nugalėtoją ir padovanosiu 3 žmonėm. O dar iš tikrųjų tai didelis ačiū, kas prenumeruojat. Tai yra didžiausia paskata kūrėjui pamatyti, kad žmonės seka ir nori pamatyti jo video. Tai iš tikrųjų didelis ačiū. Augam, dirbam. Užsibrėžėm kitų metų tikslą. Jeigu per šios metus surinkom 2000, tai tikiuosi ir per kitus metus tiek pat surinksim. Tai ačiū jums visiems ir einam sprogdinti šernų. Nu va, matot, kas padaryta. Pakinista visas laukas tokiais gabaliukais. Ten. Eita jų čia žiauriai. Oi. Tai va, reikia eiti palei mišką. Bandysim pasprogdinti. 6 hektarų laukas buvo lygus, geras. Dabar visas išdarkytas. Ir visas va tokios va vietos. Biški paknista. Kaip jauni sudalgė, viskas eina į pradalgį. Ir tada rulonai su žemėm. Ir gyvuliai nenori ėst. Ir dar neduok dievė tam rausime akmenukas. Tai dar ir langus pasikeisi traktoriaus. Nu žodžiu. Labai daug nuostolių tie šernai padaro. Bet aišku, tokia yra gamta. Taip jau sudėta viskas. Bet va, gali visokiais būdais šiek tiek atbaidyti juos, jeigu tai veiks. Gaila tiesiog laukų, nes čia va gretimai šito lauko ten dabar 12 hektarų išarta. Noriu atsėti pievą, bet įsivaizduokit, jeigu sekančiais metais po pievos atsėjimo va tokie va vaizdeliai, taigi čia žiaurus nuostolis. Kas sėja pievas, tai puikiai žino, kad pievą pasėt kainuoja daug daugiau negu grūdais apsėt. Tai čia yra žiauru. Va, išknista. Ir jie ateina ten, iš miško. Nu tai va, nusipirkau kažkokią nesąmonę. Ai, prašiau, kad būtų kažkas, kas skleistų garsą, bet pardavė kažkokią nesąmonę, kuri nei kiek šernų nebaidys. Ką padarysi? Baigėsi mano svajonės. Brambo, ten mano miškas, bet jis taip atrodo prakirstas, reikia nueit pasižiūrėti, kas ten daro. Žiūrėkit, kokią eglę paguldytą. Ir kas yra? Va. Ir atidengiu žievę, o ten draugai. Ai, ką, turbūt miškui nekas bus. Ai, va tokia ateitis miško laukia. Čia ne mano dalis, nežinau kieno, bet
iškirsta ir va tokia dalis, ko gero, miško laukia. Ten apie jau 4 sausuolės jau yra dar stačios, tai jas būtinai reikia pašimti. O kol kas miškai ne pyragai žiūri. Vabaliukai puola. Liūdna. Nes yra tikrai gražių eglių, o miško laidoti labai nesinori. Dar kiek pašiūrių reikia pastatyti. Nu, kol kas stebim. Taip tai nelabai čia ką ir liko kirst, kad parduot mišką. Pašiūriai va liko gerų eglių visokių, čia jau pilna dar. Tai reikia kirst, statyti pašiūrės. Tai šį pavasarį planuoju dar vieną tokią pačią pastatyti didelę. Tada šiek tiek metelius padaryti pertrauką. Kitokių planų yra. Ir tada vėl grįžti prie pašiūrių statymo, jeigu viskas gerai. Nu, eglė jauna ir išdžiūvus. Tai vakar vakare dar biškį pajudėjau, prisitraiškiau visą maišą pilną grūdų. Tai savaitės bėgi dabar visada turėsim jau pristraiškę. Šiek tiek bus mažiau darbų. O vat liūdna žinia, kad visą naktį be sustojimo pramerkė lietus. Tai kas darosi ten laukuose, tai net baisu pagalvot. Važiuojam, pažiūrėsim. Eina savo, kol per šitą košę susivežiau visus miltus, laižalų dar kibirą, druskos. Jo, atstumėlis yra ir žiauru. Tai silosą praktiškai visą surijo per naktį. Šieną apėdė, aišku, dar šiaudus ėdė. Ką jūs čia darot, ką? Badatės? Nenorimės. Tai veršiuką miltų pasidavė, didėjai dar ėda, druska, kita druska ir ten, kur visas būrys, tai laižalų kibiras. O didėjai veršiai dar savo laižalų nesulaižė. Nu ką, ko jūs į tą lauką einat, kai taip lyja, ką? O. Ai. Suprantu, kad reikia ir paišdėkaut, bet... Oi, kaip lyja. Nu, bet gerai, pašiūriai sausa, niekur nepralyja. Praeitais metais, kai nebuvo sienos, tai tokiu metu pašiūrė būtų žiauria situacija. Dabar gerai. Nu. Labai nori draugauti. Šitas angusiukas kažkoks. Tai šlapės tu visas. Tai šieno ėda. Nu, viskas kaip ir neblogai. Tai va, galvoju, ką daryti reikės kitais metais, kai jau vienoj pusėje pašiūrės bus 20 gyvuliukų. Tai va, sumašiau tokį dalyką, kad reikės daryti ėdžias aukštesnės ir mest po du rulonus. Tada daug ilgiau užteks pašarų ir nereiks dažnai važinėti. Tai va toks tik tai variantas. Aišku, nežinau, kaip susilosu. Jeigu du įmesi, kaip ten jis ės. Bet turėtų šiaip viskas būt gerai, reikės išbandyti. Kitais metais tokį variantą. Planuose vis tiek yra dar antra pašiūrė. O iš viso jų reikės net nežinau kiek, nes noriu plėstis, noriu padaryti ūkį didelį, bet tam reikia labai daug laiko ir labai daug darbo. Ir va tokių daug kaip svajonų. Taip, draugiškų, ramių, didžiulių, ane, svajonė didelė. Druskos pasiilgusio žiauriai. Nepabuvo gal tik savaitę. Tai dabar neatstoja. Ir nuo laižalų mūras neatstoja, tai lyčias nuo druskos neatstoja. Bet jau visos darosi tokiais pilvais dideliais. Ką balandį jau turėtumėte atvest palikonę, ne? Tai tvarte jau
Veršiavimosi sezonas turėtų vasarį prasidėti. Eik svajonė, nesibadysiu aš tai. Šlapia visa. Tai tvartė anksčiau, nes sėklintos anksčiau, o šitos sėklintos Liepa rugpjūtį. Daugiausiai rugpjūtį, tai turėtų balandžio mėnesį prasidėti veršiavimasis jų. Tai jas vis tiek laikysiu pašiūriai. Pašiūrė turėtų būt tuščia. Atskirinėsim, ką tik apsiveršiavusias. Tai jo, dar ką supratau, kad šitas video jau bus pirmas 25 metų. Tai va, man atrodo, vasario mėnesį pradėjau kelt video į YouTube, tai greitai bus metai, kaip tai darau. Aš šiandien vakare sutiksim naujus metus jau. Tai tiek turbūt šitam video būtų. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir pasimatysim kitam video. Iki!